Labadiena susirinkusieji, labadiena tie, kurie mus stebi YouTube kanale. Malonu man pristatyti mūsų šios dienos svečią, Vytautą Landsbergį. Daug jo pristatinėti nereikia. Tai yra pokalbis iš mūsų ciklo Žmogus, visuomenė ir valstybė, kuriame mes pristatome asmenybės kūrusias valstybę ir taip pat universitetą. Man malonu, kad čia dalyvauja, žiūrovai nematys, bet dalyvauja ir 14 Ukrainos moksleivių, kurie mokosi Mykolo Riomerio universiteto patalpose, čia veikia mokykla. Taip pat susirinko daugelis Mykolo Riomerio bendruomenės narių. Galbūt pradėsiu nuo Vytauto Landsbergio eilėraščio ištraukos, kad jisai suteiktų mums tą kontekstą, kad mes įsivaizduotume, į kokias gelmes mes leisimės šį vakarą, nes manau, kad šis pokalbis yra be galo svarbus. Kas būtų, jei laiko nebūtų? Laimingi pabūtume neprasikaltę. Tai yra 8 tik tai žodžiai, bet tokie prasminiai gal tik 4, bet kiek daug čia yra įdėta. Tai ir krikščionybės, kitų religijų samprata, kad žmogus jau pats būdamas turbūt yra kažkiek kaltas. Bet to pagalvokime, ar mes taip mąstame, kas būtų, jei laiko nebūtų. Ir kas būtų, jei laiko nebūtų, būtume laimingi. Bet įdomiausia čia yra niuansė. Tai yra pabūtume neprasikaltę. Suprantate, laiko tai nėra, o vis dėlto pabūtume neprasikaltę tik tai trumpą kažkokį laiką ir po to tas laikas atsirastų. Arba gal taip ir nėra, kad to laiko nėra, kad visada mes esame laike. Taigi šitas pokalbis, kaip Vytautas Landsbergis užsiminė, rengtas ir anksčiau planuotas, bet manau, kad jis įvyko ir įvyks labai laiku. Ir be galo nekantrauju pateikti mūsų pašnekovui klausimas, todėl kad jaučiame, kad ore kažkas tai vyksta. Vyksta pokyčiai ir geopolitiniai pokyčiai, vertybiniai pokyčiai ir atrodo, kad tas pasaulis, kurį pažinojome, jisai truputį subraškėjo jo pagrindai. Kai kas sako, kad pasaulinė tvarka lyg tai keičiasi, gal ir nesikeičia. Bet manau, kad kiekvienas esantis žmogus supranta, kad reikia kažkaip keistis, reikia galvoti kitaip. Ir tokiais kriziniais laikotarpiais žmonijos istorijoje žmonija žino, ką reikia daryti. Reikia paklausti tų, kurie turi išminties. Reikia paklausti tų, kurie turi patirties ir sulaukti tam tikrų atsakymų, kurie yra labai svarbus. Nes kito beveik ir nėra kriterijos susiorientuoti mums šioje situacijoje. Nemanau, kad gal ir prie to prieisim, kad dirbtinis intelektas čia mums daug padėtų. Tai manau, kad tikrai žmogus, ypač toks žmogus kaip Vytautas Landsbergis, tikrai čia mums padės susivokti. Tai yra nepriklausomybės akto signataras, mūsų valstybės vadovas buvęs, daug kartų buvęs ir Seimo pirmininkas, europarlamentaras, bet yra ir dar kai kurių įdomių dalykų. Tai yra nuo 2000 metų yra Lietuvos Teisės akademijos, iš kurios po to kilo Mykolo Riomerio universitetas, garbės daktaras. Ir šiuo metu Mykolo Riomerio universitetas turi virš 20 garbės daktarų, bet Vytautas Landsbergis buvo pirmasis universiteto garbės daktaras ir beje, tais pačiais 2000 metais jis tapo
Helsinkio universiteto garbės daktaru, Kardifo universiteto garbės daktaru, 2001 metais Sorbonos universiteto garbės daktaru. Yra daugelio Lietuvos ir pasaulio universitetų garbės daktaras. Tai gal vis dėlto pradėsime nuo to, kad Vytautas Landsbergis, dažnas ir mūsų universiteto svečias, ką jis mano, kaip jis mato Mykolo Riomerio universitetą, kaip jis mato besimokantį jaunimą, universiteto sektorių, kokią vietą mato jis šio sektoriaus dabartinėje visuomenėje ir sudėtingoje mūsų situacijoje. Labą dieną, pirmiausiai labai prašau nežiūrėti į mane kaip į daktarą. Aš esu muzikantas, kurį likimas blaškė. Visokius darbelius, tarp jų ir valstybės darbą ir panašiai. Kartais užsiimėdavau grožinę literatūrą, kartais kokiais nors kultūros apardymais, paplėpėjimais, pasidalinimais, pagal savo įsitikinimą, kad kol gyveni, tai daliniesi. Jeigu ko nors esi, jeigu kažką turi, kažką neši, tai neši taip, neini taip, tik tai žiūrėdamas laikrodį, kiek čia dar vyko man iki grabo. Tai eidamas dar ir pasidalini, jeigu turi kuo pasidalinti. O pasidalini tada, kada tau įdomu, kas aplink vyksta, man tai ne taip su iš smalsumo įdomu. Man kai kurie dalykai labai skauda. Neišvengiamai aš dalyvavau, darant šitą valstybę, šiek tiek ir šitą universitetą kaip valstybės dalelę. Tai čia visko yra susikaupę, aš galėčiau pasakot valandomis ir dalintis to visko valandomis. Aš noriu paklausti, jūs sakėte, esate muzikas, bet dažnai apibūdinote, kad vis dėlto pirminis jūsų kūrybinis impulsas ir tai, kaip jūs matote pasaulį, tai yra daugiau per poeziją vis dėlto. Ar tiesa? Aš negalėčiau to pasakyti, kas yra ta poezija. Kokie nors žodžių dėstymai pagal kitokią tvarką. Aš sugalvojau tokį žanrą, organizuoti tekstą. Reiškia, tai čektai, kurio organizuoji pagal muzikos skambesinės, žodis yra skamba dalykas. Žodis tai nėra daiktas ant popieriaus. Aš taip visada noriu girdėti, kaip skamba tas žodis ir kad jis yra prasmingas, kai jisai skamba su tam tikrų turiniu, kuris dažniausiai yra ir asmeninis turinys. Tada žmonės kalbasi tarpusavyje ir tai yra mažytė viltis, kad jie galbūt dar yra verti išlikti šitoje planetoje, gal jie dar susikalbės. Šiandien nelabai panašu į tai, bet viltį mes visada turime saugoti kaip ta, kas miršta paskutinis. Jūs, profesoriau, iškėlėte meilės idėjas ir savo straipsniuose, ir savo interviu, net ir tokiame straipsnėje kaip demokratija kaip problema, kur jūs rašėte 2010 metais. Vis dėlto jūs dar tuo metu tikėjote demokratiją, tikėjote žmogaus protu, tikėjote taikos idėją. Ar nesusibavo šitas tikėjimas? Ar jis liko toks patvirtas dar šiuo metu? Tie tikėjimai yra suvoktas. To ir tikė, taip sakoma, kad gėris nugalės ir kad šitas pasaulis nežus. Ir ne visai tikė. Dialektika gyvenime. Dialektika, mėšlynas, kuriame esame, tai gali kaip nori pavadinti. Reiškia, bet
man kylanti tokia besiformuojant problema, kaip mėšlyne išlikti žmonių. Ir ką galima pasiūlyti tiems po planetę bėgiojantiems dvikojams, kurie vieni kitus žudo, ėda ir nekenčia, kad jie, dar išliktų. Nes kitaip jie išnaikins. Tai jūsų vis dėlto tas teigimas, nes aš cituoju, mes esame broliai, žmonija viena gentis. Čia kažkada esate tai pasakęs. Bet Hitlo ateina iš švento rašto. Taip, galbūt ir iš švento rašto. Tomas Paulius II musulmonams pasakė, klausykit, ko mes pykstamės. Jeigu mes turim vieną tėvą, tai reiškia, kad mes broliai. tai ar mes esam broliai, na, sakykime, su Rusija šiuo metu esam broliai? Žinai, ukrainiečiai sukūrė labai skaudžią dainą. Mes niekada nebūsim broliai. Po to, ką jie padarė ir toliau daro. Gal ir tai, to gal mes išvis nebūsim. Nes jeigu mes į šitame pasaulyje ar šitoje planetoje nebūsim broliais, tai mūsų nebus iš viso. Mes jau dabar esam žmogėdros ir mes Bet už ko užsikabinti, profesoriau? Už ko užsikabinti? Juk nevyksta dialogas, argumentai neklausoma. Tai gal dabar, žiūrėk, ką mes girdim viešoje erdvėje. Tik jėgos kalba, supranta. Bet aš galiu pacituoti, ką jūs rašėte tame straipsnėje, kad demokratijų bendryje, tai yra joje besivieninčios šalys, tiki taika ir bendradarbiavimo, o ne amžinomis varžybomis su dideliais ir mažais karais, su stipresniųjų valdžia kitiems. Čia jūsų sakinys. Dabar mes ką girdime viešoje erdvėje, kad apie kokią taiką jūs kalbate, ta ana pusė supranta tik jėgą. Mes tik jėgo galime, ne kažkokiamis vertybėmis, ne savo grožiu, ne savo gėriu, o tik jėga galime kitą pusę priversti klausyti mūsų. Aš nežinau, ar mes turime kliautis kokią nors išorinę jėgą, nes nors tai yra vienintelė, kurios ta ana pusė dar šiek tiek vengia ir bijo. Bet tai neturi būti mūsų didžioji vertybė, nes jinai niekur neveda. Niekur kitur, galbūt kurį laiką dar pratempti buvimą, kol žmogėdros neateis ir nesuės visko. Tai dar galima gintis, tai yra gynybinė pozicija. Bet tai nėra perspektyvi pozicija kokiai nors žmonijos ateičiai. Šiam kartui išlikti ar neišlikti. O už ko mums kabintis, profesorė, už ko mums kabintis? Jeigu mes esam žmonės, tai turim kabintis už žmoniškumo. Yra tokia užmiršta kategorija. Yra užmiršta kategorija visiškai. Ir iš politikos kaip vertybės žodis yra išplautas, taip žmoniškumas, tai nėra mums vertybė, nėra tema visiškai, taip? Aš sakyčiau visuomeniai, tai viešoje erdvėje. Visuomeniai. Taip. Jeigu dar yra žmonių, kurie tiki žmoniškumu, tai tegul jie gyvena savo salelėse, stiprina, kuria tas salelės, galbūt plečia, galbūt jiems neleis. Jų taip nekęs, kad jos sunaikins, kad nebūtų jokių kalbų apie žmoniškumą. Kaip vienas gauleiteris sakė, kai išgirstų žodį kultūra, mano ranka automatiškai siekia pistoleto kabulo. Tai čia taip pat, kas man gali pasakyti, kai aš išgirstu kalbant apie žmoniškumą, man pradeda putos eiti žmonių. Žiūrėkit, jūs galbūt taip kalbate pasiremdamas ir savo patirtimi, Lietuvos patirtimi, kai vis dėlto mes kovojame žmoniškumu, vertybėmis ir tankai atsitraukė. Tarsi mūsų dvasios stiprybė įveikė tą jėgą. Bet ar visada taip vyksta istorijoje? Ar tuo galima kliautis iš tikrųjų? Pats teisingai pasakė, tankai atsitraukė. Tankai nenuvažiavo į metalo laužą.
Arba jie nuvažiavo į modernizaciją, kad galėtų dar greičiau ir dar daugiau žudyti. O tad čia yra progresas. Čia yra progresas į bedūnę. Tai mes ir gyvename tame progrese. Ir guodžiamės, kad dalyvaudami galbūt dar laimim truputį laiko. Dar pabūsim. Profesoriau, mes nugalėsime šitą blogybę, mes išeisime į kažkokį ramesnį, stabilesnį gyvenimą. Na, Lietuva, vakarai. Lietuva, vakarai, lelele, tai yra labai didelis dalykas. Aš negaliu kalbėti už tą didelį dalyką. Ar jisai norės gyventi? Kol kas nelabai panašu, kad jis nori gyventi. Jam įdomiau yra žudyti. Suvalgyti, mėsą suvalgyti savo artimo. Bet mes turim ginkluotis, Lietuva turi skirti gynybai daugiau dėmesio, Kubilius turi užvesti Europos gynybos pramonę ir taip toliau. Tiesa? Turi pagal tą programą. Pagal tą programą, kad mes norim dar pratęsti. Supranti? O tai kur, kokia pabaiga, koks finalas? Pabaiga su to pratęsimo nėra labai šviesi, nes tai nesitęs amžinai. Bent jau dabartinė tendencija yra naikinimo. Neapykantos, nepakantos ir naikinimo tendencija yra vyraujanti. Taip, kad tu... O kuri pusė stipresnė? Mes ar ana pusė stipresnė? Kuri stipresnė pusė? Nu, kai reikia savęs pasiklausti, matai, kas yra stipresnė. Ir tada mes periname į tokias dimensijas kaip jėga. Taip? Ne. Ne. Atsiprašau, tamsta. Jėga yra čia. Aš manau, kad mes turim įsidėmėti šitos jūsų žodžius, tie, kurie klauso. Nes nes tas požiūris jūsų yra be galo retas, unikalus ir turbūt reikia mums įsidėmėti tai. Aš nežinau, ar verta klausyti, kad kažkoks senukas. O aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Profesoriau, dar noriu išsiaiškinti, bet čia irgi susiję. Jūs kalbate apie demokratiją ir vieną iš jos trūkumų įvardijot, kad per daug sumaterialėjo. Net tai įvardinėt kaip tam tikrą ligą. Gal paaiškintumėt, ką jūs turite omeny? Nu, kad čia labai paprasta. Kas yra materializmas? Bet žinot, mes universitete sakom, duokit mums finansavimą, bendrabučiai, reikia juos remontuoti, reikia kelti dėstytojų atlyginimų ir kiekvienoje įstaigoje kiekvienas žmogus nori didesnio atlyginimo, nori, kad būtų gatvės, va dabar duobėtos, nori, kad būtų gatvės išasfaltuotos gerai, o čia vis pinigai. Žmogus eina ir pradeda asfaltuoti tą gatvę, jis neina. Jis tik norėtų, jis reikalauja. Mes esam nusipelnę gyventi geriau. Nu, tai taip ir prasideda. Ir taip galų gale viskas susiveda į pinigus, bet tai tarsi išeina natūraliai ir net kitaip mes nemastome. O jūs sakote, kad mes sumaterialėjame ir tai jau yra tarsi didelė krizė ir blogybė demokratija. Tai yra ir krizė, ir kartais atrodo kaip beviltiškumas. Taip yra pinigų pasaulis, pinigų valdžia ir taip toliau, ir mes to kažkoks šlamštas tame pinigų pasaulio būryje. Tai, bet čia reikia turbūt irgi apie tai susimastyti, kur mūsų yra vertė. Ar mūsų vertė yra ta materialinė gerovė, ar mūsų vertė yra kitur? Vienas žmogus labai seniai, kuris gulėdavo ant jūros kranto statinėje. Taip. Ir klausydamas kaip jūra ošia. Ir staiga jam kažkoks šešėlis užkrito, jis pakėlė galvą ir pamatė karalių. Pasaulio karalių. Aleksandrą. Karalius jam pasakė, Diogenai, aš lenkiuosi prieš tavo išmintį. Aš padarysiu tau viską, ko tu nori. Sakyk, ko tu šiandien nori. Ir Diogenas pasakė, karaliau, neužtruk man saulė.
Tai ar mes galim vienas kitam pasakyti, Jonai, teta, neužstok man saulę. Iš tikrųjų verta apie tai pagalvoti, čia yra gilios įžvalgos ir siūlo mums kitą truputėlį perspektyvą, kaip mes galime matyti pasaulį, vertinti savo kasdienybę. Dabar pratęsdamas kartu šią temą ir šiek tiek pakreipdamas, noriu pasakyti, kad jūsų įžvalgos ir jūsų knygelės, to beje 170 knygų esate jau parašęs. Tai kalba apie daugelį kitų dalykų, bet ypatingai vertinga jūsų įžvalga ir daugelis samprotavimų apie įžymius mūsų kultūros žmones, apie Čiurlionį, apie kitus ir tarpukario Lietuvos veikėjus, ir ankstesnius, ir vėlesnius. Ir manau, kad tai bendras vardiklis, apie ką jūs labai daug kalbėjot, labai daug mąstėte, yra lietuvių tauta istorijoje, dabartyje, tai yra Lietuvos valstybė. Tai vis dėlto, ar jūs galėtumėt pasakyti, kuo yra ypatingi lietuviai, kuo jie išsiskiria iš kitų tautų ir iš kur jie ateina ir kur jie žygiuoja? Matot, visada ateina kažkokie reikalautojai ekspertinių išvadų. Aš negaliu būti pasaulio ekspertas, kuris eina tas pats. O dabar šiandien vienas žymiųjų pasaulio filosofų užvakar man pasakė, pasaulis eina iš proto. Jis pats labai prisideda prie to. Bet jis pasakė teisingai. Aš galiu tada jūsų kaip tikro eksperto paklausti, o Čiurlionio vieta pasaulio meno istorijoje, kaip jūs ją apibūdintumėt? Aš vis labiau galvoju, kad Čiurlionio vieta yra ne tik meno istorijoje. Čiurlionio vieta yra dvasios istorijoje. Menas jam tokia priemonė sakyti tai, kas yra, ką jisai supranta, kaip gyvenimą ir kuris mato ar jaučia, kad turi ką pasakyti ir kad tai yra jo misija. Neprasėdėt krūmuose, galvojant tik tai savo. Kaip Diogenas galbūt sėdėjo statinėje ir galvoja, kad tik niekas jam saulės neužstotų. Bet Čiurlionis nebuvo toks tobulas kaip Diogenas. Jisai norėjo dar ir pasidalinti. Jis kaip to meto galbūt, tos epochos buvo tokia mąstysena, kad menininkas, šiaip, sakysim, kūrėjas dvasinės erdvės plotose turi misiją. Jis yra ne šiaip savo. Kokie nors egzistencialistai galės sakyti, kad žmogus yra įmestas į nešvą krūvą ir toks jo likimas. Bet kiti manė, kad žmogus nėra įmestas kažkieno valia, arba jeigu ir įmestas, tai jis vis dėlto yra toje krūvoje kažkuo. Jis yra subjektas. Jis nėra vabaliukas įneštas, o vabalo šeimininkas tik stebi, kiek jis ilgai kapanosis. Ne, jis yra įmestas tam, kad kažkas ten po to šarvu krutėtų. Ir kad jisai klaustų, galbūt pats savęs. Aš tai esu prirašęs tokių esė, ir eiliuotų, ir neeiliuotų. Ir kam įdomu yra tokia knygutė Kas mes, Sofoklio leidykla išleidusi. Ne Kas mes, Kodėl mes. Tokia mažytė ankstyvo išleista Kas mes. O paskui aš išleidau Kodėl mes. Tai tokie pamąstymai, kuriuose
galbūt svarbus žodis yra mes. Tai ne esu aš, didysis, svarbusis, vienintelis. Kas tai yra nulį? Ne, bet mes tai kažkas. Jeigu mes, pats klausai, kuo mes kitokie? Kaip ir, man rodos, Mackus klausė, kuo mes, ne, Jonas Meka, kuo mes nuo kitų skiriam? Kuo mes nuo kitų? Jisai pamastydavo, kuo mes nuo kitų skiriam. Mes skiriamės nuo kitų tuo, kad kai tu išeisi vakare, saulė leidžiantis, bus labai tylu, bus aplink, kaip ir tuštuma, keli darželiai, dangaus spalva ir tau suspaus širdį. Tai ten tu ir esi. Tokie mes esam, tokie, kol esam. Nu, gal išsibarstysim pasaulį, ta mūsų tapatybė išnyks. Bet Jonas Mekas ją be galo jautė. Kas esame mes? Tokie keistuoliai šito pasaulio kampo, ant upės rovėjos kranto, kur kiekvienas yra krovėjas. Iš tikrųjų, čia prasideda poezija ir matyt, tai galima susijęti ir su ta anksčiau mūsų aptarta tema žmoniškumo, tapatybės paieškomis. Ir vis dėlto menininkai yra svarbus. Tie, į kuriuos mes žiūrime, kurie formuoja dažnai mūsų pasaulėžiūrą ir vaikystėje skaitome ir vėliau. Galbūt norėčiau į tokią aktualiją, gal jūs ir esat komentavęs, bet aš neatsimenu, kaip vis dėlto jūs manote, ką manote apie Salomėją Nėrį, pavyzdžiui? Ar verta tą paminklą nukelti, ar neverta? Klausykit, mes užsiemam kažkokiamis tokiomis. Bet viešoje erdvėje tai milžiniškas blokas. Aš neįsivaizduoju, kiek galima diskutuoti apie tai, bet tai ta vėldinama viešoje erdvėje. Jeigu jai užtenka tokio griauštuko ir įtamposi su to griauštuku ir griaužia jį vis toliau. Tai ką, nėra pasaulio visiškai, nėra pasaulio, nu yra žmogaus buvo problema, žmogaus tragedija, drama. Nu yra drama, yra Justino drama, yra Salomėjos drama. Bet žiūrėkit, mes sprendžiam nemažai. Dabar, pavyzdžiui, muziejai, net keli, ir Vincui Mykolaičiui Putinui, ir Krėvė, ir Venclovams. Turi jie išlikti, ar reikia juos transformuoti kažkaip? Aš ekspertas, kuris dabar sudėčiu turi ar neturi. Bet čia matot... Išliks, tai išliks, neišliks, tai neišliks. Bet čia matot, yra ne ekspertinis klausimas, bet čia kalbama apie istorinius dalykus, apie sąskaitą su praeitimi, apie kolaboravimą. Čia būtų gerai, jeigu ekspertai apie tai kalbėtų, bet čia aistros tiesiog verda ir jos nuolat verda. Tai kalba ekspertai, bet dabar kiekvienas yra ekspertas. Taip, kaip ir krepšinio, taip ir šito klausimo yra daugybė ekspertų. Taip, tai čia žinai. Yra tiesa, yra visai kažkur kitur, kitose lygmenyse. Mes. Žinai, parašiau, kas čia sugadins muziką. Tokį savo pasamprotavimą. Aš visad kalbu nerimtai. Kad atrodytų nerimtai. Kad niekas nesuprastų. Labai puiku, bet kuo jūs nerimčiau kalba, to rimčiau išeina. Tai čia jau ne mano kaltė. Aš nesistengiu kalbėti rimtai. O jeigu kam nors pasirodo, kad ten kokia nors dar prasmė yra tame mano plėtėjime, nu tai jų atsakomybė.
O mano atsakomybė yra tai, kad aš noriu pasakyti. Nenoriu nueiti su visu šituo kaukolės šlamštu į nebūtį, nepasakęs nei dalelės to, ką galėčiau pasakyti. Gal tai niekam nereikalinga, bet žmogus gyveni su savo iliuzijomis. Bet jūs esate žodžio žmogus, štai jūs rašote viename eilėraštyje, bet vis viena dėlioju neišvengiamai kaip kvėpuoju. Tai jūs nuolat ir įsivaizduoju iš tam tikrų užuominų, kad jūs ir per naktį sėdite, kuriate, tai neįkvėpimas. Dėja, kam tu čia mane turi demaskuoti įsižadau. Tai yra, kai yra. Iš tikrųjų taip yra, kad aš naktį ateina į galvą visai neblogų dėlionių. Ir tada aš galvoju, ar man mėgoti toliau, bet paskui aš gailėsiuos iš ryto, kad buvo neblogai. Tai aš užsidegu šviesą, užsirašau 3 eilutes. O tai yra ta dėlionė tokia, galbūt savotiškai prakeikto kažkodo prigimties ar kokio nors vidinio impulso prakeiktas žmogus, kuris dėlioja. Bet abu jūsų pašaukimai čia susipina, nes jūsų poezijoje yra daug muzikalumo. Jūs sakėte, kad vienyje, toks žodis gal ne visiems žinomas, prozodija, vienyje eilėraščius ir vienyje muziką, taip kaip jūs matote ją. Taip yra, tai kas yra poezija. Poezija tai nėra visai atsitiktinis žodžių kratinys, bet yra kokia nors tų žodžių organizacija. Kaip mano organizuoti tekstą, o čia tokia knygytę atsinešiau, bet čia mes tai galim, kas nori tai kur nors susiras, knygynuose ar bibliotekose, organizuoti tekstą jau 3 tokios yra išėjusių. Tai jie organizuoti, jeigu organizuoti, pagal tam tikras kokias nors taisyklės. Tarp tų taisyklių yra ir labai panašios į muziką. Muzikinės taisyklės. Žinote, eilėraščius atrašo žmonės, paėmė, užsivedę kokį nors ritmą ir pagal tą ritmą ir dėlioja žodžius, kad taip ritmingai skambėtų. Tas ritmas irgi yra jau muzika ir jau atkartoja pasaulio būtį. Tai gal čia Čiurlionio įtaka, aš prisimenu, kaip jūs citavo Čiurlionį, kuris sakė, kad tarp menų nėra rubežių, taip? Tai. Tarp atskirų menų nėra rubežių, tai ir tarp poezijos, muzikos, nes jūs dalyvaujate tam tikrose koncertuose, būtinai apsilankysiu, kur, kaip aš suprantu... Ateikit 12 gruodžio į nacionalinį muziejų. Ten bus mano opera bus. O šiandien gruodžio 12. Profesoriau, šiandien gruodžio 12. Ne, 18. 18. Gruodžio 18. Dar nauja Landsbergio beprotybė opera, kurią jis parašė prieš 20-30 metų. Ten įgulėjo išleista knygutė. O dabar aš parodžiau porą draugų, džiazistų. Ir mes gal, tai galima pastatyti. Dabar padarom, o tai yra toksai šūbis, darom, ja? Ir darom. Ir tai jau 18 gruodžio. Maloniai, kai aš žinau, ten aš negaliu pasiūlyti bilietų, ten gal reikės mokėti. Nežinau šitos, tai tvarkos. Kaip ten bus nacionalinė dailės galerijai, tai bus tenai Tarasovas, bus Šauškinis, bus dar pora muzikantų. Ir Landsbergis skaitys savo svaičiojimus. 40 metų senumo svaičiojimus. Važinėsim. Aš žinau, kad jūs esate rašytojų sąjungos narys. Tai kokiu būdu? Aš nežinau, aš kadangi irgi esu rašytojų sąjungos narys, tai dėl to su jumis taip laisvai šnekuosiu, kaip su bendros organizacijos nariu. Sveikinimų. Kartais susitinki bendros organizacijos narį.
Ir aš galiu tiesiog jūsų štai knygoje su Ryčiu Zemkausku pokalbiuose jūs užsimenat, kad nedaug yra recenzijų jūsų poezijos ir gal iš visų yra labai mažai, bet aš galiu ir pasakyti, kodėl taip yra, kad jūs rašote poeziją, šiaip jinai yra labai aukštos prabos, bet jinai tokia daugiau, kaip jūs sakot, organizuotas tekstas, kuris yra unikalaus tokio žanro. Žinot, kritikui tam, kad parašytų kritinį straipsnį, reikia su kažkuo palyginti, nustatyti, kokios čia įtakos yra jaučiamos, kokias įtakas šitas autoris kitiems daro autoriams. O jūsų yra tiesiog Vytauto Landsbergio tekstai, jo gilūs išmąstymai, kuriuose yra ir sarkazmas, ir aforizmai, ir pasakėčia, ir tam tikras labai ryškus jūsų požiūris. Tai žinoma, kad čia kritikams nukara rankos turbūt. Ar kaip jūs manote? Aš nieko apie kritikus nemanau. Tegul jie patys mano, jeigu mano, kad verta manyti, apskritai čia yra esminė problema. Ar žmogus tebe mano, kad jam verta manyti? O gal viskas seniai pasakyta, viskas aišku. Galų galia atsiverti kokius tai 2000 metų senumo tekstus, ir ten viskas pasakyta. Žinai, o mes tai toliau manom. Tai tas manimas matyti yra tam tikras sportas, tam tikras malonumas arba pasiteisinimas, kodėl aš esu. Kogitom ergo sum. Esu, kadangi mąstau. Čia nebloga mintis, gana teisinga mintis. Bet jeigu aš ir nemąstyčiau, tai reiškia, kad manęs visai nebūtų. Čia vaikų pasiklos viešpačiui Dievo. Viešpats Dievas gali pasakyti, o aš leidau ir tokių nemąstančiai dvikojų, tegu jie ropoja, tegu jie ką nors dirbinėja, morkas augina ar kopūstus valgo, reiškia žudo vienas kitą. Kaip jiems ten išeina, o aš žiūriu. Reiškia, ar iš to kas nors bus, ar nebus. Jeigu pamatau, kad nebus, dabar panašu į tai. Tai aš, šeimininkas, galiu pasakyti, šitas projektas man nepasisekė. Aš jį uždarau, ieškosiu kitos monetos. Tai labai palmas atvejis. Aš dabar noriu, pratęsdamas šitą jūsų mintį, pacituoti eilėraštį. Žinau, kad jis jūsų mėgstamas nuo vaikystės. Čia yra Balio Sruogos vertimas, Heinricho Heinės eilėraštis. Išspręskite gyvenimo man myslę, praamžiną skausmingą myslę, dėl ko jau daug galvų nulinko. Galvų su hieroglifinėm kepurėm ir su turbanais, ir juodais beretais, ir su perukais, ir kitokių aibės. Žmonių galvų, iškaitusių ir vargšių. Sakykit, kas yra žmogus, iš kur atėjo jis ir kur jis eina, ir kas yra aukščiau žvaigždžių auksinių. Ir po to aš žinau, koks čia yra atsakymas, jisai nuskamba. Tai toks atsakymas, kurio išgirdęs niekada neužmirši. Gal pakomentuotumėt? Čia labai prasmingas eilėraštis, kaip ir apskritai Heinės kūryba, bet ir tose kūrybose yra tokių prošvaisčių. Proveržių į labai didelės tiesas, kurios kartais yra labai paprastas. Ir čia 2000 metų yra ir pasakytos, kartais filosofiškai, kartais aforistiškai, kad kokio Omaro Chajamo ar dar ko nors reiškia pasakyta ir visiems amžiams pasakyta, ir tu nieko negali pridėti, negali ateiti, kaip sasai apie jaučius Omaro Chajamą. Didysis jautis žvaigždėse gyvena. O kitas dar ragais pasaulį remia. Tarp jų pažvelk, žalia žemė, kokia daugybė asilų Alachas gana.
ką tu dar gali pasakyti. Bet tu gali, vis tiek gražu Alachas padarė tokį savo žaidimą su daugybė silų šito žemėje. O jie dar jos nenuvalgė iki paskutinio mėšlo, žinai. O tada jie ir patys savo žus, nes nebebus ką valgyti. Tai šiuo atveju atsakymas toks, kad tu kvaily lauk ir nesulauksi tų atsakymų. Maždaug Hainė taip išsprendė šitą problemą. Jisai, taip sakant, truputį elkis ekstrapoliuoja save. Reiškia, man tie klausimai ateina. Koks aš durna, kad aš dar klausiu. Toliau einam, leidžiamės dar giliau. Iš anapus pranešimas apie padėtį. Čia jau Vytauto Landsbergio eilėraštis. Pranešimas apie padėtį. Iš manęs išdygo žolės, jos mylėjo vėją. Mėnesėlis šono ėjo, tartum tikras brolis. Matot, nieko ypatinga. Aš iš apačios klausausi. Būna kovas, liepa, sausis ir tada pasninga. Nu, čia reikia pagauti nuo pirmo žodžio prasme. Praneši. Iš kur praneši? Iš kur? Pranešimas iš ten. Ten. Iš ten, kur reiškia. Tai jau iš manęs išdygo žolės, viską. Na, bet jūs iš ten matote, ar yra paslaptis žmogaus būties toj vietoje, yra paslaptis kažkokia, kurios mes nežinom, kur galim kažkiek prasiskverbti į tai? Žinot, jūs pažinot François Mitterrandą? Nu, taip. Teko bendrauti. Politiškai, taip, bendram, buvo dėryb. Šiaip jisai asmeniškai labai į tokį krikščionišką misticizmą linko ir ypač domėjosi mirties problema. Ir tiesiog skyrė tam laiko, ypač po to, kai jisai dar būdamas prezidentu jau sužinojo, kad greitai mirs. Ir buvo, pavyzdžiui, net toks pokalbis jojo su Jean Juton, garsiu filosofu mirties, irgi specialistu. Ir jisai buvo paskelbtas, va, štai kalbasi mirštantis prezidentas su žymiausiu mirties specialistu. Ir žinot, susipažinus su tuo pokalbiu, nieko jie ten ypatingo nepasakė. Nu, o ką Landsbergis sako? Matot, nieko ypatinga. Nieko ypatinga. Aš iš apačios klausausi. O jūs daugiau pasakote? Aš iš apačios klausausi. Kas ten vyksta? Būna liepa, kovas, sausis ir tada pasninga. Ir ta gyvenimo eiga tęsiasi, ratas sukasi ir kažkaip tai bus vis tiek. Taip, kol ponas Dievas nenutars kitaip. Na, taip kaip yra Seimo dokumentuose, statymuose pasakyta. Yra taip, kol nebus nutarta kitaip. Jūs matote žmonės, matote, kaip jie keičiasi, kaip transformuojasi. Turbūt nelabai transformuojasi. O atskiros asmenybės? Ar matote, pavyzdžiui, gyvenimo eigoje, kad išryškėja kitos jų savybės, negu jūs tikėjotės? Labai dažnai, tai tie žmonės ir keistas fenomenas, žmogus, jisai keičiasi ir vis tiek lieka toks pat. O čia yra kur pagalvoti, jeigu įdomu galvoti. Nelabai daug kam įdomu yra galvoti. Bet yra apie ką pagalvoti. Žinot, mes labai gerai pažinojom Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius. Tai tikrai buvo tos asmenybės, kurios sužibėjo labai ryškiai Sąjūdžio laikais, 87, 88, 9 metais. Ir tarsi buvo vieninga organizacija, vieningi tikslai. Ir dabar pažiūrėjus iš tos grupės, kokios trajektorijos tų žmonių, kai kurie, ten atsidūrė, kur labai sunku būtų buvę įsivaizduoti. Ar jums kelia tai nuostabą? Nelabai kelia nuostabą, nes, tai visko prisižiūrėjęs. Kas su žmonėmis darosi. Bet kas lemia? Ar tai jau išprogramuota iš prigimties, ar tai kažkokios tai pagundos? Aš manau, kad viskas.
į kai kas užprogramuota, pagundų pilna, aplinkui kiekviena pagunda yra egzaminas, yra patikrinimas, kas tu toks, ne tik ko tu vertas, tai čia jau labai skamba, taip jau, bet kas tu toks, kaip tu į tai žiūri, kaip tu į save žiūri. Jeigu tu į save žiūri, su tam tikrą distanciją ir gebėjimu matyti situaciją iš šalies, ir toj situacijai kažkokį vabaliuką, kuris turi tavo vardą, tai tu tada turi tam tikrą vieną vaizdą. Bet jeigu tu turi tokį vaizdą, kad yra kažkokia situacija, kuriai vienas vabaliukas yra pats svarbiausias, ir tada tu labai nori, kad jis būtų gal reikšmingas, arba gal mane, o jeigu aš esu, tai aš esu vertas būti labai reikšmingu. Ir tada aš pradedu stumdyti su kitais. Arba, tai kas čia yra, tai mes visi kas žinom. Visa tai dedasi tarp mūsų ir aplinkui, ir kalbant apie tą, paminėjai tam tikrą mitą. Kas mitas yra, kad kilo sąjūdis, buvo toks susivienijimas mąstančių geros valios žmonių. Ir kaip tai buvo labai gražu ir stiprus, galinga, o paskui kažkas pagadino. Jo, kaip toj dainoj, žinai. Ar kas meilę pagadina? Kažkas pagadina. O gal tai nebuvo tokia ta labai, kiek čia pasakęs, tokia amžiams duota ta meilė, bet buvo stebuklo laikotarpis. Buvo stebuklo laikotarpis, kad žmonės, jau tada aš nematau tų personažų, kurie paskui pradėjo pyktis, arba ir tada jau pykosi. Dabar Riomeris išleis dar vieną mano knygelę, kuri yra būtent apie pačią pradžią. 90 metai kovo 11 prieš ir po, truputį prieš ir truputį po. Ir konkretus žmonės, konkrečios mintys, tezės, ką jie kalbėjo, kas liko užfiksuota, ypatingai įdomi sena spauda. Labai įdomi, bjaurus daiktas spauda, bet užfiksuoja. Ir tai yra, pavyzdžiui, aš dabar daug turėjau medžiagos ir nustebau, kaip įdomu, ką apie mus tada rašė kokie prancūzai, amerikiečiai, žinai, kaip jiem, ir jie rašė ne taip savo iš šalies, jie ateidavo ir kalbėdavo su lietuvių veikėjais. Niekada nepamiršiu, buvo vienas knygynas, kur buvo užsienio spauda. Ir Frankfurte Allgemeine sudėti savaitės laikraščiai ir virš antraštės rašo, Landsbergis pasakė tą, Landsbergis padarė tą. Čia buvo 90 kovo, prieš kovą. Žodžiu, tai buvo svarbiausia naujiena, galbūt ir visam pasaulyje, ką Landsbergis pasakė. Ar jūs apie tai susimastot, kad buvot atsidūręs, kaip įsikūnimas, aišku, valstybė, atstovaujantis judėjimas? Prasmūgas. Taip. Nes Lietuva kažką pasakė. Taip, Lietuva pasakė. Lietuva pasakė, kas ta Lietuva. Taigi piešdavo tos žemėlapiukus, kad žmonės žinotų, apie ką kalbama. Kokioje pasaulio vietoje yra tas taškelis, iš kurio dabar toks šurmulys eina. O tas šurmulys, paprastai, ypač spaudai, bet ir politikoje, turi savo vardus. Tai tų vardų buvo ne vienas, bet taip pasidarė, taip mano likimas jau lėmė, kad aš buvau eksponuojamas. Ir ne tik tai, kad eksponuojamas, jis ten kažkoks yra už viską kaltas ir viską sakinėt. Ne, bet ką jis sako, tai yra svarbu. Jeigu svarbu pats Lietuvos egzistavimas ir ką Lietuva daro.
tai tada svarbu ir ką tas žmogus Lietuvos vardu sako. Todėl jie spausdina tos pasisakymus. Man pačiam įdomu skaityti labai. Kad aš galvoju, kaip aš čia toli į priekį grįpštelėjau, o kad aš galvoju, kad čia aš galėjau būti suprastas ir dviprasmiškai. Bet aš būdavau ir atsargus. Aš žinau visokias aplinkybės ir aš pasakydavau tiek, o ne tiek. Tai labai gerai, kad būtent jūs tada atsidūrėte įvykių sūkuryje ir tapote vadovu. Aš pratęsiu šitą temą, tik noriu iškart sureaguoti ir klausime turbūt įlieti savo požiūrio, kad aš esu ir sutrikęs ir tikrai labai laimingas girdėdamas jūsų atsakymus ir todėl, kad jie yra be galo originalūs. Tuoj paaiškinsiu. Žinot, iš tikrųjų mes jau čia net ir šiek tiek ironiškai kalbėjom, kad mūsų laikai yra tokie ekspertų laikai. Visi viską žino. O verta, ir jūs daug kartų pasakėte, sukritikavot mano klausimus, kad aš kaip ekspertas, aš šios visuomenės narys ir tokius ir klausimus užduodu. Bet reikia prisiminti, koks buvo įžymiausias Graikijos ir protingiausias žmogus. Tai buvo Sokratas ir būtent kodėl? Todėl, kad jisai vienintelis suprato, kad jis nieko nežino. Ir kad jis ne ekspertas. Jisai buvo vienintelis ne ekspertas ekspertų jūroje. Tai mes dabar irgi turime ekspertų jūroje, vieną ne ekspertą, kuris yra dar plius ir protingiausias. Noriu irgi tokį ekspertinį klausimą, nes jūs čia užsiminėt. Vis dėlto išminčiai ir filosofai ir ekspertai, ne ekspertai irgi dažnai klausia, kokia vis dėlto asmenybės reikšmė yra istorijoje. Kas daro istoriją iš tikrųjų? Asmenybės, ar čia yra tauta kaip kažkoks subjektas kažkokia? Jau tokiuose klausimuose, kurie iškelia dilemą. Taip. Ir čia mūsų yra tokia kultūrinė klaida. Ir nuolat, mes ieškom, manom, kad dilema veda į priekį. Jie reikalauja pasirinkimo, atsakymų, jis skatina. Štai šitie šratukai čia pradeda suktis ir tai tuo būdu mes einam į priekį. Bet tai yra klaidinantis dalykas, tartum tu pasidaręs atsakymą jau ir turi. Ir toliau klausimų nėra. Ne, reiškia, tie klausimai lieka ir lieka, žinai. Ką čia? Aš abejonių namelis. Gieda paukštelis, rieda, prašo malonių. Tai eina gal ar tai naktį, ar dieną, ką nors ir užsirašai tokia, kokia nors pusiau nesąmonė, pusiau įžvalga. Taip kas žiūrės, žinai. Pakabins antinės ar išmes, ar išleisiu kokiuose nors knygelėse. Dabar tokiais aforizmais daugiau verčiuosi. Jo. Giltinė galėtų kartais pagalvoti apie žmogų ir taip toliau, žinai. Čia naujausia jūsų. Jo, čia tokie iš kišenės, neturi ką veikti. Tai gal vieną paskaitykite patį naujausią. Ne, čia iš dabarties. Dabar tokia, nušvyto kažkokia nauja kokybė, labai prasta kokybė. Bet kiti labiau nušvyto. Ir netgi dar galbūt dėl Lietuvos įvykių. Šiaip galėjo žmogus gyventi iliuzijomis. Tokiomis Baltijos kelių leiktas. Kaip tada nebūtų? Būtų. Vyzdai. Išnykusi varža meluoti. Lemia mūsų būtį. Nebevaržoma. Varai. Pakanka prasižioti.
tylėti būtų negerai. O gal ir gerai? O gal būtų gerai? Jūs rašėte kažkur tai, kad gal aš jau per daug ilgai gyvenu ir gal mano buvimas kažkam kliūva. Ar jūs šitai patikite? Bet nežinau, bet kartais aš susiduriu su tokiu faktu, kad yra žmonių, kurie jūsų nemėgsta. Tiesiog konkrečiai nemėgsta. Na, aš irgi susiduriu. Tai bet ar jūs turite atsakymą? Aš taip ar neturiu atsakymą. Kodėl taip yra? Aš ieškau atsakymų, aš klausiu žmonių. Sakau, kodėl jūs nesteigėt kolūkių? Juk tai neuždrausta. Ne, jisai ten tą padarė. Jis pasakė tą ir tą. Palauk, ar tikrai šitą pasakė, ar tu patikrina? O vienas garbingas Seimo narys daugiametis yra viešai pasakęs, Landsbergis pavadino Lietuvos valstiečius raudonomis utėlėmis. Tai man būtų teigavo, žinai. Bet mano kolegė Juknevičienė pareikalavo atskaitomybės. Kur Landsbergis tai pasakė? O jeigu tu negali pasakyti, kur jis tai pasakė, tai prisipažink, kad pamelavai ir atsiprašyk. Nu, tas politikas nepadarė nei vieno, nei kito. Jis nepatstavo, kur Landsbergis tai pasakė apie valstiečius. Kad yra, runkelė čia manęs užkabinta, viskas užkabinta. Bet šitas konkretus atvejis, tai yra citata. Aš galiu eiti į teismą, aš galiu tampytis su to varčiu Sysu ar dar kokiu nors ten, žinai. Nu, ką man to reikia, kad visos janutėnės žūgautų. Na, tegu tenai kapstosi savo tam tikroj medžiagoj. Stebina, kad yra tam tikra kategorija, kuri manęs nekenčia. Nu, galima nesuprasti, tai normalu. Bet kad dėl to nesuprantu, tai jisai yra blogas. Nu, gerai, blogas. Ką man? Aš klausiu, ką aš jums padariau, žmonės? Kur mano blogis? Tai niekas nieko nepasako. O, kolūkiai, tai steikit tos kolūkis. Suvesk kaip gyvulėlius į bendrą tvartą, išsirinkit brigadininką. Jis ir neleidžia. Ko čia dėtas Landsbergis? Landsbergis turėjo atsakymą, mes išleidom ir knygelių. Kolūkius sugriovė naujos kainos. Ai, konkrečiai visiškai. Galų gale galima paaiškinti ir politiškai, kad buvo aišku, kolūkiai buvo dirbtinis toksai darinys sovietinės sistemos, dirbtinai maitinamas ir išlaikomas iš didžiojo Tarybų Sąjungos biudžeto. Tai mes išėjom iš to biudžeto patys kalti, dabar niekas mūsų nemaitina ir kolūkiai nemaitina. Sakėm, broliai kolūkiečiai, reikia pradėti patiems maitintis. Žemė yra. Štai imkis žemę, dirbkit. Žemė duos derlių. Oi, duonelės nebus, kolūkio nėra, badausim visi. Kiek aš prisiklausiau to riksmo, kad duonelės nebus. Paskui pasirodė, kad mes neturim kur dėti tos duonelės. Supranti, kad rinkų nėra. Visai kitos formizamos yra. O čia, tai čia tokie, žinai, vargšų žmonių, vargšiai, tokia nelaiminga būtis, kurie, kažkiek nenori keistis, ar ko nors imtis, o pradeda nekęsti tų, kurie kitaip gyvena. Man šiurpų įspūdį paliko pasakojimas tai faktam apie naujai ūkininkaujančių žmonės Lietuvos kaime, kurie atgavo tėvų žemės, dar, pradėjo dirbti, užsidirbti, prisipirko, prasiplėtė ūkį ir užveisė didelę gyvulių galvijų bandą. Ir turėjo pajamų ir gražiai atrodė viskas.
O kaimynai pyko. Ir vieną dieną tie naujakuriai atrado visą savo galvijų bandą išžudytą. Tai Lietuva. Pasienio Lietuva? Čia Lietuva, bet turbūt panašus dalykai galėjo nutikti ir kitur. Aš, pavyzdžiui, noriu paklausti, kas tai yra tas blogis? Kaip jisai atsiranda? Nes, pavyzdžiui, Augustinas mano šventas, kad blogis yra gėrio stoka, kylant iš Dievo kūrinių laisvos valios. O Platonas... O ką kylant iš laisvos valios? Taip. O šiaip dar reiškia, laisva valia yra blogis. Taip, nes labai šitas požiūris įsitvirtinęs, kadangi blogio buvimas įrodo, kad žmogus turi laisvą valią rinktis. Nes jeigu Dievas būtų sukūręs tobulą pasaulį be laisvos valios, tai būtų vien tik gėris ir žmogus neturėtų galimybės rinktis. Čia jau tokie elementarūs dalykai, tūkstančių metų senumo. Taip. Kodėl Dievas padarė mane netobulą? Kaltas Dievas? Nu ne, atsiprašau. Dievas tyčia padarė tave netobulą, Taip. kad tu turėtum ką veikti. Ir su savim turėtum ką veikti. Pagalvoti apie save ir matyti, kad aš dėja netobulas, bet gal aš galiu būti geresnis. O kur buvo Dievo idėja? Gal aš galiu būti geresnis. Nu, šiandien Dievas gali pasakyti, kad aš turbūt suklydau. Kodėl Dievas negali suklysti? Nu, jis gali pasitaisyti, jis, kaip sakiau, gali uždaryti tą projektą. Viską. Tai tokios šiandien mūsų mintys neramiais laikais, bet man atrodo, kad mūsų pokalbis neišėjo pesimistinis. Manau, kad galime visko jame išvelgti. Ir Man norėčiau matyti jį kaip realistą. realistinį. Tai yra pastatantis ant žemės, verčiantis susimastyti ir matyti, verčiantis ne tik tai čiuožti paviršiumi, slysti paviršiumi, bet pamatyti pačią esmę. Tai ką, pabaigai dar eilėraštis. Vėl vėpsau, į baltą smėlį bangos būrė, žaidė šaltos, avytėms aš kalbėjau, būrė, ir jos linksmai krutėjo, netokios jau nekaltos, kol išskalavo vieno dar kurėno kreivą vairą, seniai nutolusį nuo realybės, viliodavo tolybės, eisiu laisvė. Taigi, ačiū, kad buvote su mumis. Mūsų svečias buvo Vytautas Landsbergis, mūsų universiteto 35-mečiui skirta tinklalaidė apie žmogų, visuomenę ir valstybę. Kalbėjausi aš, Saulius Spurga. Iki naujų susitikimų.